Labas. Jeigu tau aktualu sužinoti, kaip išlaikyti ramybę stresinėse situacijose, kaip eiti nežinomybę, kaip padaryti tai, ko gyvenime nesi padaręs ir iš esmės atlikti tam tikrą transformaciją gyvenime, tai šis kanalas tau. Aš, Mantas Trolio olimpietis, pasidalinsiu tais principais, kurie man labiausiai padėjo kaip profesionaliam sportininkui, siekiant aukštumų. Pasidalinsiu tai, kaip man pavyko sutvarkyti su nusivylimais, perdegimais, traumomis, nepalaikymu ir net tais atvejais, kai pats netikėjau savimi. Ir aš planuoju dalintis turiniu video formatu kartą per savaitę. Ir taip jie nebus tobuli, nes mano tikslas tai daryti visus artėjančius 9 mėnesius. Ir pagrindinės temos, kuriomis kalbėsiu, tai bus čempiono mąstysena, apie tai, ką žmonės galvoja, kad pasiekti daugiau pergalių. Ir paprastai tie žmonės tampa čempionais. Taip pat dalinsiuosi patarimais, kaip išlaikyti ramybę, tai kas yra ta ramybės galia ir kaip ją išlaikyti kritinėmis situacijomis, bei kas yra fizinis intelektas. Tai yra, kaip mūsų kūnas komunikuoja su mumis, kaip jis padeda save geriau jausti ir kaip jis padeda išvengti traumų, ne tik sporte, bet ir perdegimo gyvenime. Ir taip, aš darysiu netobulai, netgi turiu paruoštuką su kiekvienu, ką turiu čia šnekėti, bet aš tą darysiu pastoviai. Stengsiuosi dalintis turiniu kiekvieną savaitę ir tobulėsiu po truputėlį, bet nepersistengsiu darydamas labai gerai, nes aš žinau, kad mano bėda yra perfekcionizmas. Jei klausaisi šį video, turbūt su ta pačia problema gyveni ir tu. Taigi, kodėl tą darau ir kaip aš tą darysiu? Aš kaip profesionalus sportininkas pastebėjau, kad kai mes per treniruotes pasiekdavom tokią ribą, kai kūnas nebegalėdavo padaryti daugiau, kai sportuodavom po 20 valandų per savaitę ir kai jausdavo, kad net laiptais negaliu užlipti, kai taip skauda visus raumenis, kad net nežinau, ar tą ranką galiu pakelti, būtent tada atsirasdavo tas tikrasis lengvumas, organiškumas ir plastiškumas. Ta technika tikroji atsirasdavo ir tam tikrą prasme reikėdavo prieiti ribą, kol nebegaliu. Todėl nusprendžiau dėti tiek turinio, kad man pačiam būtų sunku ir kad nebūtų kada daryti gražiai ir tobulai, tiesiog tą daryčiau. Dėl to ne tik žadu dėti vieną video per savaitę, bet taip pat ir pasidalinti 100 įrašų socialiniuose tinkluose kas mėnesį. Bent jau pirmą mėnesį bandysiu, po to žiūrėsiu, kaip seksis ir tobulinsiu. Ir taip, tikiuosi ne tik perlipti save, atrasti tą tikrąjį lengvumą, bet ir per 9 mėnesius tai padaryti, kad tai taptų organiška. Ir koks mano motyvas? Man reikalingas tu ir daugiau žiūrovų, kad žinočiau, kas yra aktualu ir kas yra naudinga. Kad tai nebūtų tik kalbėjimasis su siena. Ir jeigu žiūrėsi šį video, padėsi man augti. Bet lygiai taip pat, jei žiūrėsi video, auksi ir pats, kadangi aš dalinsiuosi visą geriausią informaciją, kurią turiu, geriausią informaciją, kurią suprantu, kad jinai yra aktuali žmonėms, kurią perteikiu per mokymus ir motyvacinius pranešimus. Taigi, ši kelionė yra mūsų ir mes auksime kartu. Taip pat, kas tau iš to naudinga? Na, jeigu tau trūksta aiškumo ar apibrėžtumo ir jei nenori patirti traumų daugiau sporte arba perdegime, arba esi vadovas, tai tu esi būtent tas, kuriam tai turėtų būti įdomu ir aktualu. Ir visi šie dalykai, apie kuriuos kalbėsiu, nors tai bus mano patirtis, tai bus ne apie mane, bet daugiau apie tave ir kaip tu gali tą pritaikyti ir naudoti. Ir jei įdomu, tai būtų nuostabu, jeigu tiesiog prenumeruotumei šį kanalą ir kažką komentaruose parašytum. Tiksliau, kas tavo aktualu. Nes didžiąją laiko dalį, taip, aš šnekėsiu tai, kas man įdomu ir ką atkreipi dėmesį, bet lygiai taip pat aš noriu žinoti, kas aktualu tau, kur skauda tau ir kaip mano patirtis gali tau padėti. Taigi, leidžiamės į šią kelionę kartu ir iki pasimatymo kitame video.